Sveiki, šiandien kviečiu Jūs pokalbiui apie dezinformaciją su dezinformacijos tyrėjumi Nerijumi Maliukevičiumi. Sveiki. Labą dieną. Dezinformacija nėra naujas dalykas, nors iš tiesų socialiniuose tinkluose mes dabar labai jos daug matome ir šita tema tapo pakankamai populiaria. Ar galite papasakoti, kokios apskritai būtų tos pradinės ištakos? Tai dezinformacija yra tikriausiai tokia kraštutinė manipulacijos forma, sakoma, bendrai šnekama apie propagandos iššūkius, bet dezinformacija yra tokio tipo manipulacija, kuomet yra tikslingai naudojamas melas ir apgaulė siekiant savo tikslų. Tai pavyzdžiui, gali būti visiškai sufabrikuoti kokie faktai, išgalvotos istorijos, melagienos, bet galbūt kas išskiria dezinformaciją iš kitokio tipo manipulacijų, tai tam tikras tikslingas veikimas. Pavyzdžiui, gali būti dezinformacija naudojama tam tikrose finansiniuose schemose, kai bandoma išvilioti kaip nors pinigus iš kažko tai lengvatikių. Tai mes galim savotiškai vadinti dezinformaciją tas tokias trumpas žinutes, kurias gauna, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonės ir ten yra apsimetama anūkais, patekusiais į avariją ir tu supras čia ir dabar pervesk man pinigus ir ten visos problemos bus išspręstos. Bet lygiai taip pat dezinformacija gali būti ir kokiam nors politikos lauke, bandant apgauti, manipuliuoti, tai ir politikos tam tikrais faktais arba istoriniom manipulacijom ir panašiai. Gal šalia dezinformacijos noriu dar pateikti tą vadinamą tokią klaidingos informacijos ar misinformacijos, galbūt anglicizmas toks terminą, tai šiuo atveju galbūt galime šnekėti apie tokią manipulaciją, kuri gal nebuvo tikslingai sumanyta informacijos siuntėjo. Pavyzdžiui, kai kas klaidingai kažko patikėjęs, įtikėjęs, galbūt kaip socialiniuose tinkluose dažnai būna, nusiunčia toliau žinutę ir jinai pradeda gyventi savo gyvenimą. Bet tas siuntėjas nebūtinai turėjo kažkokių piktavališkų tikslų. Ne? Tai dezinformacija visada yra toks, aš sakyčiau, galbūt kraštutinis toks manipulacijos, tokia samprata. Ir aišku, socialiniais tinklais mes matome viso to daugiau, bet akivaizdu, kad pradžia viso to yra daug ankstesnė. Ir žinoma, kad mes kalbame dažnai, kad dezinformacija Lietuvoje specialiai platina tam tikros suinteresuotos grupės, kurios tikriausiai nelabai nori, kad ir mūsų demokratija būtų stipri. Ar galite įvardyti, kas tos grupės yra ir kaip, pavyzdžiui, jos veikia Lietuvoje iki atsirandant socialiniam tinklam? Tai aš galbūt sakyčiau, iki atsirandant socialiniam tinklam, tai tokia veikla, tokia piktavališka veikla galbūt buvo vykdoma labiau iš užsienio. Ir tie patys piktavaliai veikėjai, tie mūsų autoritariniai kaimynai, Lukašenkos režimas, Putino režimas steigdavo tos vadinamus tradicinės žiniasklaidos tam tikrus kanalus, tinklus, valstybių kontroliuojamos tuos pačius arba tos vadinamos Sputnik, tokius kanalus, kur, iš principo ta manipulacija buvo pateikiama iš išorės ir tada tikimasi buvo, kad ją skaitys, jeigu, pavyzdžiui, rusų kalba pateikiama, tai, pavyzdžiui, rusakalbės bendruomenės Baltijos šalyse ir taip jos kažkaip bus paveiktos tos informacijos. Galbūt, kur atsiranda vis daugiau iššūkių ir problemų, tai yra tame, kad socialiniai tinklai tampa vis labiau tokia ta terpė, kur galima vykdyti tokias operacijas nebūtinai iš užsienio, bet galima apsimesti, pavyzdžiui, vietiniais kažkokiais veikėjais, galima sukurti tam tikras legendas ar net tas vadinamos trolių botų spiečius, kurie skleidžia tą informaciją. Tai, man atrodo, šiais laikais mes tikrai matome padidėjusi tokia automatizuotos dezinformacijos kiekį arba automatizuotos propagandos kiekį. Ir šiuo atveju dalis, tai toliau yra tokios piktavališkos tam tikros strategijos, bet dalis yra
ir tų žmonių, kurie, patenka į tokius burbulus ir jie tada klaidingai toliau tą informaciją skleidžia kaip nors ir panašiai. Tai aš sakyčiau, tie tokie pykčio burbulai, kur žmonės apskritai reiškia nepasitenkinimą viskuo, yra puikiai terpė tokiai manipuliatyviai informacijai toliau skleistis. Ne? Tai gali būti vėlgi veikėjai iš užsienio, tai gali būti tokie neautentiški veikėjai, gali būti ir deja, bet ir mūsų politinio lauko veikėjai, kurie, jiems galbūt priimtina tam tikra tokia populistinė, antisisteminė komunikacija ir jie irgi tada, prisijungia prie bendro tokio choro. Melagienų fone, dezinformacijos fone tokie žmonės kartais būna įvardyjami, gal taip vadinkim, nelabai gražiai, bet naudingi idiotai. Tai aš kažkaip tikslingai nenaudoju šito, čia ir mūsų diskusijoje termino, bet galbūt taip turėtume istoriją šito termino irgi žinoti. Tai yra toks paplitęs terminas ar tokia etiketė, kuri buvo naudojama Šaltojo karo metu tokia sovietinės sistemos simpatikams vakaruose, kurie, suprask, nebūtinai galbūt ten tikslingai komunistų partijos sovietinės kažkaip kontroliuojami, bet prisijungdavo prie bendrų tų tokių žinučių, tikėdami tuo komunistiniu rojum ir galbūt tikėdamėsi, kad tas rojus kabutėse ateis ir į ten jų valstybę vakaruose, ne vakarų Europos, kokie komunistiniai judėjimai ir panašiai. Ir buvo tokia bendra tokia etiketė, naudingi idiotai, todėl kad dėl jo tokie lengvatikiais jais buvo pakankamai lengva manipuliuoti. Bet iš kitos pusės mes turim suprasti, kad tų epitetų toks suteikimas ar tų etikečių klijavimas yra irgi savotiška propagandos technika, kuri, galime sakyti, tokia ad hominem technika, kuri taip lengva ranka nustumia apskritai tam tikras visuomenės grupės į paraščius, ir nurašo tarsi viską ten Kremliaus rankai ar ten Kremliaus veikimui. Man atrodo labai svarbu, formuojant tokį ilgalaikę mūsų demokratinio atsparumo strategiją, atsparumo, ten, sakykime, Rusijos propagandai ir dezinformacijai, labai svarbu bandyti, ne visiškai izoliuoti ir atstumti tuos žmonės, kurie galbūt šiaip yra pasipiktinę kažkokią neteisybę socialinę, ar šiaip galbūt turi tam tikrą kitokį požiūrį į politinės ideologijas. Tai bandyti juos kažkaip vis tik tai integruoti į bendrą politikos, į bendrą diskusijų lauką. Nes šiaip vienas iš tikslų, kaip aš sakau, dabartinės šiuolaikinės tokios propagandos Kremliaus yra neparduoti šiais laikais kažkokio naujo ten, kai buvo komunistinio rojaus ar kažkokio kito, bet yra apskritai noras sukelti tokią įtampą mūsų viešoje erdvėje, kelti tokį chaosą, susipriešinimą, dažnai šiuo laiku šnekama apie visuomenės polarizaciją ir kai tu taip suskaldai visuomenę, tada atitinkamai iš Kremliaus perspektyvos tavo oponentai tampa silpnesni, jie nesugeba priimti bendrų sprendimų saugumo klausimais, gynybos klausimais. Tai tampa tikslas savaime. Kaip tu gali galvoti apie priešą, kai tu nepasitikė savo kaimynu? Būtent. Ir pasitikėjimas yra labai svarbus elementas apskritai demokratijai funkcionuoti. Pasitikėjimas demokratiniais procesais, rinkimais, žiniasklaido, pasitikėjimas vienas kitu, pilietinė visuomenė ir panašiai. Būtent tai yra tokie baziniai demokratinio bendrabuvio principai ir autoritariniai veikėjai visada bando įnešti tą tokią
kaip aš sakau, tokią abejonę ir susiskaldimą tuo, susilpninti demokratijas ir galbūt parodyti, kad potencialiai koks nors ten vienašališkas autoritarinis lyderis, kuris galbūt būtų palankesnis ten koks Rusija ar Baltarusija, yra jums tinkamas. Ir galbūt net ir nereikia ten tų ateityje rinkimų ir nereikia ten to žiniasklaidos pluralizmo, viską galima kieta ranka valdyti, žiūrėk, kaip pas mus ten kur nors Maskvoje ar Minske. Tai yra iš tikrųjų labai sudėtingas iššūkis ir aš sakyčiau, su propaganda ir dezinformacija, tikriausiai tokia pirmas refleksas kovojant yra kažkaip viską galbūt uždrausti, riboti tą agresyvę tokią galbūt informaciją, bet tikrai reikia tokios protingesnės, subalansuotos, ilgalaikės ir kompleksiškos strategijos, kurios sudedamosios galbūt turėtų būti taip ir griežtesnis informacinės erdvės reguliavimas, jeigu mes šnekam apie smurto propagandą, jeigu mes šnekam apie ten Kremliaus karo propagandą ir panašiai, kas turėtų būti užkardyta teisiniam lygmenį, bet lygiai taip pat atsparumą užtikrina bendrai, aš sakyčiau, žiniasklaidos viešos erdvės pluralizmas ir gebėjimas būtent žurnalistinių tyrimų metu išanalizuoti būtent įtakos operacijas. Nemažai yra tikrai labai gerų tyrimų ir jūsų kolegų, kaip, pavyzdžiui, pademonstruojama, kaip veikia Kremlius, kaip yra galbūt net ir finansiniai tam tikri pervedimai organizuojami tam, kad būtų skleidžiamos tos žinutės ir panašiai. Tai lygiai taip pat turi būti ir institucinė sudėdamoji, mes turim turėti efektyvų strateginės komunikacijos komponentą, tai yra gebėjimą aiškiai viešai komunikuoti krizės akivaizdoje, kas vyksta ir koks yra mūsų pasakojimas šitam kontekste. Ir labai svarbios tarptautinės partnerystės, tai yra galbūt šiuo metu, pavyzdžiui, prieš mus yra nukreipta Baltarusijos ta balionų hibridinė ataka, bet aš tikiuosi ir manau, kad, pavyzdžiui, mūsų sąjungininkai Europoje labai atidžiai stebi, kaip mums sekasi susidoroti su šitu iššūkiu, nes potencialiai galbūt tie balionai ar tie dronai, kaip mes matome, gali būti nukreipti į kitas valstybės, tai mums labai svarbu mokytis vienas iš kito. Ir iš to ir atsiranda tas bendras toksai visuomenės atsparumas, jau tada čia jisai tampa platesnis, ne vien tik tai ten dezinformacija ir propagandai, bet apskritai hibridiniams grėsmėms ir tokiems iššūkiams. Kalbėjome apie pasitikėjimą ir kaip tai yra svarbu. Aptarėme ir tą senesnį terminą naudingas idiotas. Ir tenka pastebėti, kad pavyzdžiui šiomis dienomis, ypač socialiniuose tinkluose, jeigu sutinki žmogų, su kurio nuomonė tu nesutinki, kažkaip yra dabar madinga sakyti vatatu. Visi vieni kitus vadina vata. Ar pastebėjot šitą ir kaip galima suprasti, kad atrodo tas, kurį tu laikytum vata, tave vadina vata ir tada jau nebesupranti, kas vyksta. Tai aš manau, kad tikriausiai neatsitiktinai šių metų vadinamas žodis yra išrinktas rage biting, tai yra tas vadinamas pykčio, pykčio tokia provokacija. Jo, labai geras, galbūt galima taip ir versti. Tai yra iš principo mes dėl objektyvių priežasčių, dėl tos šiuolaikinės medijų aplinkos, dėl to, kad visi gyvename virtualizuotam tam socialinių tinklų pasaulyje, mes esame tokiam, įtampų kamuoly, aš sakyčiau, taip, tai gali būti galbūt tam tikros mūsų vidinės politinio lauko kovos, tai gali būti net ir kartais, aš nusišypsau, kartais kovojamos kažkokios net Lietuvai neaktualios, kažkokios ten vertybių kovos, kurios galbūt aktualios kur nors ten Amerikoje ar dar kažkur. Tai
žmonės dabar turi tuos įrankius, kaip galima tą savo emociją išreikšti ir apskritai. Tie smartphone'ai arba tie socialiniai tinklai yra paremti dopamininiu tokiu emociniu vartojimu ir aš sakyčiau, kad tikriausia tokio emocinės tos tokio susipriešinimo ir komunikacijos, kuo toliau, tuo labiau, tuo jos daugės. Aš kartais taip, sakau, mes tikriausiai judame į skaitmeninius viduramžius, kai vėl bus tam tikros gentis, paremtos tam tikram emociniam vertybiniam pozicijom, todėl kad šitas emocinės žinutes labai lengva padauginti algoritminiu būdu ir atsiranda tokia iliuzija, kad šiaip jau toks ir yra realus pasaulis, kaip vaizduoja ten kokie socialiniai tinklai. Tai tikriausiai ateitis būtent bus tokia sudėtinga, nebus to tokio informacinio tokio komforto ir bus daug informacinio triukšmo. Bėda ta, kad piktavaliai veikėjai dar labiau apsunkina visą šitą situaciją savo tikslingom tokiom kartais operacijom, dezinformaciniam kampanijom. O dar yra populiaru eiti, taip vartojus tą žodį, pasikapoti į komentarus. Pamatai kažkokį įrašą ir eini dabar aiškinti savo tiesą. Kiek šansų, kad kai mūsų žiūrovas, skaitytojas nusprendžia eiti pasikapoti į komentarus, kiek šansų, kad jisai bendrauja su žmogumi ir kiek yra botas? Yra daug šansų, kad vis tik tai tas vartotojas ar tas profilis yra vis tik tai netikras profilis. Kuo toliau, tuo labiau yra taikomos tos botų fermos. Kartais net ir tikri vartotojai tikslingai bando išprovokuoti tas tokias pykčio bangas ir panašiai. Tai aš galbūt tokiam jūsų žiūrovui aš tai pasiūlyčiau vis tik tai galbūt suprasti, kad yra pagrindinis principas, nereikia maitinti trolių, nereikia įpulti šitus pastus, nes realiai tikriausia pats svarbiausias resursas, kurį jūs prarandat, tai yra laikas, tai čia geriausiu atveju ir aišku savo emocijos, kur galbūt įnyksta tik kažkokios tokius pykčio, žodžiu, diskusijas ten ir panašiai. Tai aš palinkėčiau daugiau tokio sąmoningo informacijos vartojimo. Labai populiaru šiais laikais šnekėti apie sąmoningą mitybą, ten galvoti, ką dedi į burną ir skaityti ten etiketės tam tikras produktų. Tai šiek tiek susimastyti ir galvoti, ar tikrai verta pakipti ant tam tikro tokio kabliuko ir įnikti, papulti tas tokias pykčio prisotintas diskusijas. Galiausia po viso to žiūri diena praeina, emocijos tik tai neigiamos iš to, galbūt darbai ar jokie nenudirbti. Tai žodžiu, daugiau skirti laiko be telefono ir be socialinių tinklų. Vakaruose tai populiarėja savotiškas toks detoksikacijos, netgi tam tikros tokios iniciatyvos. Tai verta susimastyti, kiek tikrai tai yra produktyvu. Mano paskutinis klausimas būtų toks, kad kai kalbam apie dezinformaciją, dažniausiai diskusijų metu visi pabrėžia, koks yra svarbus švietimas, koks yra svarbus kritinis mąstymas, kaip svarbu medijų raštingumas. Ir tada mes visą laiką būna diskusijos pabaigoje, bet būtent apie švietimo svarbą. Bet reikia atsiminti, kad švietimu užsiema tie patys žmonės, pavyzdžiui, mokytojai, kurie sistemoje yra jau daug metų, žinome mūsų mokytojų amžiaus vidurkį, kad jis yra vis dėlto vyresnis. Ir tada kyla klausimas, kaip mūsų dabartinė švietimo sistema iš tiesų gali staiga prisitaikyti prie dabartinės situacijos ir ugdyti tą medijų raštingumą, kritinį mąstymą. Kai ypač, pavyzdžiui, pandemijos metu pati buvau pastebėjusi, kad dažnai dezinformacija apie tas pačias vakcinas dalinosi mokytojai ir buvo tai diskusija. Tad ką mums čia daryti? Tai, žinot, profesija yra profesija, bet visada profesijoje yra tikri
profesionalai, yra pašaukimas, tai niekur nedingsta ta tokia švietimo ir mokymo ir mokymosi ta perspektyva ir viltis. Jeigu šiais laikais šneku apie skaitmeninius viduramžius, tai jeigu pagalvotume apie viduramžius ir vėliau sekusią epochą, švietimo epochą, jos ir buvo tikslas mokyti raštingumo žmonės taip, kad išbristų iš tų tuometinių sąmokslo teorijų, raganų medžioklių visokių, tos tamsos, tai galbūt reikia ir tam tikros, nežinau, skaitmeninės švietimo tokios iniciatyvos ir nebūtina čia išradinėti kažkokio dviračio. Aš manau, kad jeigu suprastume, kad klasikinis švietimas visada rėmėsi, vieni iš tokių polių tai buvo logika ir retorika. Ir jeigu pagalvotume, ar mūsų pradinėse klasėse mokinukai yra mokomi logikos tam tikrų principų, tam tikros retorikos principų, tai suprastume, kad šiaip jau propaganda ir apgaulė visada yra paremta logikos klaidom. Ir lygiai taip pat retorikos, kai mokomės argumentavimo arba argumentavimo klaidų ir tada atitinkamai jauna karta išmoksta atpažinti, kai yra panaudojamos tam tikros manipuliacijos ar retorikos, tam tikros technikos ir panašiai. O aišku, kitas dalykas tai yra išmokti gyventi tam visiškai tokiam medijiniam, tokiam naujam pasaulyje. Tai čia tikriausiai užtruks šiek tiek laiko, mes tarsi šnekame apie socialinius tinklus, bet jau ateina dirbtinio intelekto ta era. Tas techninės kompetencijos ar gebėjimai, jie lygiai taip pat turi būti ugdomi ir atitinkamai ir būsim atsparesni. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū Jums. Su žiūrovais susitiksime kitą kartą. Ačiū, kad buvote kartu.